Sveiki iššūkio dalyviai, šiandieną susitinkam dar vienoje dienoje su Dovydu, Maistas yra vaistas įkūrėju ir šiandieną tema bus, kodėl svarbus nuoseklumas. Kodėl svarbus nuoseklumas? Čia būtent kalbam apie, pavyzdžiui, dievų maisto gėrimus arba netgi galima sakyti sveiką mitybą ar kažkokius tai naujus įpročius, nes tie didieji esminiai pokyčiai jie pirmiausia reikalauja laiko. Jeigu mes paimsim tokius, tarkim, gėrimus, čia yra kažkur tais, vienas litras maždaug probiotinio gėrimo ir su kiekvienu tuo, galima sakyti, gurkštelimu jis praturtina žarnyno mikrobiotą. Bet žarnyno mikrobiota pastoviai keičiasi, realiai po kiekvieno valgio jinai keičiasi. Ir jinai yra labai jautri mitybai. Reiškia, jeigu jūs, tarkim, pagersite vieną savaitę ten dievų maisto gėrimo, šiek tiek įkrausite gerųjų bakterijų, bet tada bus kažkoks, sakykime, atšokimas nuo visko, paleisite ir ten tada 3 savaitės ten kokie perdirbti miltiniai produktai, bandelės, sausainiai, cukrus ten ir panašus dalykai, tai realiai to poveikio tokio nebus. Todėl, kai kalbam apie nuoseklumą, tai yra svarbu, kad pasiemam kažkokį naują įprotį. Šiuo atveju galbūt tai yra gerti probiotinį enzimais praturtintą gėrimą, tarkim po 100 ml per dieną ar po kelis kartus netgi ir palaikyti tą ištęstinį laiką. Tai kalbam minimum apie mėnesis, 2, 3. Ir tai yra labai svarbu, nes tie didieji esminiai žarnyno sveikatos, žarnyno mikrobiotos pokyčiai, jie vyksta per laiką. Mikrobiota prisitaiko po truputį, jeigu jūs ją esate kažkaip išbalansavę, ten, tarkim, perdirbtą mitybą, dideliu stresu, antibiotikais, kažkokiais hormonais, kažkokiam cheminiam medžiagom, jinai taip neatsistato, ten išgerus kelias kapsulės probiotikų ar ten savaitę netgi probiotikų pagėrus. Taip, tai yra šiek tiek geras toks pliūpsnis, bet mes kalbame apie bent jau, aš sakyčiau, esminės žarnyno mikrobiotos atstatymus, tai yra kažkur 3-6 mėnesiai, o kas turi rimtesnių kažkokių būklių, tai gali būti ir netgi visų metų procesas. Kai mes apjungiame ir sveiką mitybą, ir kai mes apjungiame ir, pavyzdžiui, probiotikus ar tais gėrimus, tarkim, kolegos iš dievų maisto, ką gamina, tai yra toks maždaug procesas. Dabar iš principo tai yra smulkus įprotis, jeigu turėti buteliukų namie ir tiesiog kartą per dieną, o gal 2, neužmiršti tiesiog išgerti. Tai yra minutės iki minutės iš esmės reikalas, kuris kaupiasi į gana didelius rezultatus. Nes jeigu mes pagersim ten 3 dienas ar savaitę, tai vienoks rezultatas, bet jeigu mes skirsime tą 1 minutę per dieną, visas 365 dienas, tai yra pastovus pliūpsnis gerųjų bakterijų ir taip pat kai kurie šitų gėrimų, kaip pamatysite, turi ir ten, tarkim, enzimų, kuriuos pristatysiu. Tai ir paminėjau, kad žarnyno mikrobiota yra jautri dirgikliams ir todėl tuo pat metu mes norim išlaikyti nuoseklumą vartojimo, gerųjų bakterijų, rauginto maisto, sveikos mitybos ir tuo pačiu, kadangi žarnyno mikrobiota jautri dirgikliams, mes norėtume sumažinti to, kas trikdo ją. Tai būtų pesticidai, kažkokie chemikalai, tas pats perdirbtas maistas. Tai tas nuoseklumas iš 2 pusių. Viena, kad vartoti, o kita, kad pašalinti visas šiukšlės, kas gali išbalansuoti. Ir jeigu mes tą procesą ištempsime, mes iš esmės pakeisime savo žarnyno mikrobiotą. Ne tik tais periodiškai, bet mes tarsi sukursime naują pamatą. Ir aišku, kad ilgos pertraukos ir chaosas kažkokio mityboje tai yra trikdžiai, toksai šokinėjimas aukštyn žemyn, tai yra didelis trikdis. Turite tiesiog, sakykime, pagalvoti, kaip jums tai yra svarbu, o jeigu reikės kažkiek motyvacijos, per šią savaitę, per 3 savaitę šiek tiek papasakosiu apie žarnyno sveikatą, kaip sisteminę sveikatą, kaip tai yra susijęs su mūsų organais, su mūsų viso kūno gerovė. Tai realiai žarnynas, kaip galima sakyti, tas pamatas yra, kur jisai maitina kitus organus, kitus audinius. Tai ir tiesiog motyvacijai iš savo tokios pusės darbo su klientais, dirbant Maistas yra vaistas platformą jau 6 metai. Žmonės būna kiti labai atsipalaidavę, o kiti labai susikaustę. Tai visgi tas klasikinis 80-20 principas, jisai veikia,
Ir nereikia savęs ten gręžti, kad visada viskas tobulai turi būti, neprivalo, bet tiesiog ir galit sau leisti kažką pasilepinti, visi kartais suklumpa, bet svarbiausia, kaip greitai sugrįžtam. Ir kartais žmonės, tie, kurie labai griežti su savimi, jie suklumpa ir toliau dar mintyse save, galima sakyti, baudžia, plaka ir tęsia tą nepatogų kažkokį nesveiką procesą, ar ten maitinimuose, ar kažką, vietoj to, kad, įvyko, paleidžiu ir sugrįžtu atgal. Tai visiems čia tai būna, kad kažkoks tais gali būti atitrūkimas, bet efektas bus, kaip greit jūs sugrįšite. Tai ir iš karto man tu paklausi, noriu, kaip tu pats vertini savo dievų maisto, vartojimo šitų probiotinių enzimų gėrimo. Kokius tau rezultatus sukūrė per kiek laiko? Ar tu manai, kad tas ištęstinis vartojimas tau padėjo ir gal pasidalintum, kaip tai tau veikia? Taip, iš pradžių tikrai labai aš jau tiesiog gėriau, galima sakyti, net pasinešęs buvau šito gėrimu. Netgi vandens nevartojau, čia tokia maža paslaptis, kas mane pažįsta, tą žino, bet iš principo aš 1,5 metų iš vis vandens negėriau tik šitą gėrimą. Tai čia tokie biški irgi kraštutinumai, aš pats sportininkas buvęs, aišku, sako, buvusių nebūna, tai pas mane gal dar likę tų tokių maksimalizmo, siekimo per maksimalizmą tų tokių pakraipų, bet iš principo aš tikrai pastebėjau su kiekvieną dieną skirtingi procesai pasileidžia. Ką Dovydas ir minėjo, pirmą savaitę gal labiau jaučiasi, kad virškinimas, tuštinimasis susitvarko. Paskui tas imunitetas pradeda stiprėti, paskui ta vidinė energija ir tas nuoseklumas iš principo žiūrint į laiko perspektyvą, tai su laiku vis daugiau tų tokių pliusų, bonusų, nežinau kaip juos pavadinti, kuriuos pradėdavau patirti. Tai aš taip šitą visą, sakykime, cikliškumą matau. Tikriausiai kiekvienas suprantam, kad ne per vieną dieną ar ne per vieną savaitę apleisti tie kūneliai. Kažkieno daugiau, kažkieno mažiau, kažkas idealiai gyvena ir turi sąlygas idealias ir maitintis termiškai neapdorotų daug to maisto, bet dėja mūsų, sakykime, sociume tikrai to nėra masiškai paplytę, visgi daugelis eina pietauti ir tiesiog maitinasi tom, ką duoda, net nemasto, ateina, pasižiūri keli pasiūlymai ir iš jų renkasi, dažniausiai viskas būna termiškai apdorota. Tai mintis ta, kad daug laiko mes savo kūnus, sakykime, apkrovėm termiškai apdorotų maistų, kuriame nėra nei probiotikų, nei enzimų, nei vitaminų, tai logiškai mąstant, tas laikas turėtų būti irgi ilgas atstatant. Tai nėra piliulė, apie kurią vis dar aš girdžiu, iš sporto laikų atsimenu, visi ieško piliulės, kur per vieną savaitę ar iš vis per vieną dieną išgėrus kažkas pasikeis. Taip nėra. Ir čia nepaslaptis, kad nuoseklumas tikrai šitam procese, būtent mikrofloros atstatyme, jis labai yra svarbus. Ir kaip Dovydas minėjo, kad tokių kalnelių nebūtų, vėlgi, aišku, gyvenimas pas visus labai skirtingas, bet kad tų amerikietiškų kalnelių nebūtų, geriausia, kad ir mažais kiekiais, bet nuosekliau, negu tenai, sakykime, negeri, paskui užsiverti litrą ir paskui po kažkurio laiko vėl nutrauki ir tą tokį mėtymą, nes kaip Dovydas minėjo, tas nuoseklumas, jisai tikrai šitoje vietoje yra labai svarbus. Jo, ir čia yra labai graži nuotrauka, ką noriu parodyti, tai kaip įsivaizduokit, kad nuoseklumas yra ta kelionė, ką jūs padarysit, ar tai ten sveika mityba, sveika gyvensena, probiotinių maisto vartojimas, probiotinių gėrimų gėrimas. Tai su kiekviena ta diena, tarsi tie blokiukai statosi, jie auga, kaip čia matom, jie auga, bet tuo pačiu pamatas stiprėja. Ir tada jau tas pamatas, jisai lieka, nes pamatas yra pamatas. O jeigu jūs tik ten vieną dieną, kelias dienas pageriat, tai nėra to pamato. Pokytis kažkoks įvyksta, bet jis tranzitinis, toksai trumpam.
pamatą pirmą reikia pastatyti, o tai yra bent jau, kaip sakant, keli mėnesiai sveikos mitybos, sveikos gyvensenos, probiotikų ir probiotinio maisto vartojimas ir tada tas pamatas pasistato. Na tai va, tai čia motivacija nuoseklumui. Jo, galite pakomentuoti, kas jums yra nuoseklumas, šiaip pat su sveika mityba, su sveika gyvensena, kaip jūs tai praktikuojate, parašykite į komentarą. Šiandieną, kaip ir tema šitą aptarta, linkim visiems iššūkio nuostabaus ir nuoseklumo aišku ir iki sekančių susitikimų.